Labas vakaras, laba diena, gerbiami Fast Track bendruomenės klausytojai ir sekėjai. Po mėnesio pertraukos grįžtame į tiesioginį eterį su įdomiu nauju mūsų renginiu. Šiandien svečiuose pas mus yra įmonės CyberCare Head of Data ir Operations daktaras Adomas Baranauskas. Tai taip labai formaliai pasakau, nes kiekvieną kartą, kai išgirstu žodį daktaras ir prirašyta prie žmogaus titulo, kas jis toks yra, labai jaučiuosi įpareigojantis. Tačiau šiandienos mūsų pokalbis nebus toks įpareigojantis, nes iš tikrųjų mes parodysim, koks lankstus gali būti gyvenimas. Ir viena iš lankstumo tų sąlygų ir yra iš tikrųjų tai, kad šiandien kalbėsimės apie labai lankščią tavo karjeros pusę, ne? Ir tarsi replikuojant į mūsų renginio šiandienos temą nuo medicinos iki tech karjeros. Tai gal netempiant, taip sakant, nieko už ūsų, Adomai, gal ir galėtumėm pradėti nuo labai paprasto susipažinimo su tavimi. Tai norėčiau išgirsti plačiau apie tavo karjerą, tai kasgi lėmė, kad buvo medicinos tavo gyvenime ir kasgi lėmė, kad vis dėlto mes šiandien kalbame apie tech karjerą. Tai galėtum išsiplėsti plačiau negu 3 sakiniais, kas vyko tavo gyvenime. Žinoma, tai sveiki visi. Tai žodžiu, medicinos buvo gyvenime todėl, nes paprasčiausiai įdomus buvo biologijos visas fieldas ir gamtos mokslai ir fizika įdomi ir, žodžiu, kaip viskas suręsta. Ir tas įdomumas, jisai išvirto į tai, kad prašiausiai nuėjau studijuoti biofizikos Vilniaus universitete ir buvo, tiesiog viskas, kas susiję su gamta, tas buvo įdomu. Ir va šitaip. Ir galiausiai įvyko taip, kad taipogi paraleliai domėjausi studijomis Anglijoje, buvo įdomu pamatyti, nes buvo žmonių, kurie taipogi ten studijuoja, daug gerų atsiliepimų, daug tos tokios, kaip čia pasakyti, praktinės dalies sustiprintos. Ir aš kažkaip tiesiog susidomėjęs nuvykau tenai pasižiūrėti, kaip vyksta paskaitos. Ir labai sudomino ta dalis, kad tie gamtos mokslai, ypač iš biomedicinos srities, buvo labai praktiškai akcentuoti. Tai reiškia, ar mes matom, kaip čia pasakyti, gali tenais mėsinėti lavoną, ar ten apžiūrėti organą, ar kažkas tokio. Ir visas tas davė tokį padarė labai didelį įspūdį paprasčiausiai. Ir aš tada pagalvojau, kad pabandysiu suaplikuoti. Iš tikrųjų nesvarbu buvo, kuris fieldas. Tai aplikavau ir į astrofiziką, ir į biomediciną, ir nuclear engineeringą. Tiesiog, tuo metu buvo įdomu viskas. Ir paprasčiausiai pagalvojau, kad jeigu nors vieną vietą gausiu, kuri man įdomi, tiesiog išvažiuosiu. Ir pavyko gauti ir išvažiavau į Mančesterio universiteto biomedicinos mokslus. Ir va šitaip visas tas užsisuko kelias. Tai studijos, be galo patiko. Ir Vilniaus universitete labai patiko. Tas žinias, kurias įgijau ir Vilniaus universitete jau panaudojau ir tenai. Tai buvo tikrai smagus tęsimas toliau biomedicinos srity. Ir tada sudomino labai farmakologija, nes čia vienas iš gamtos mokslų kaip atšakos, kaip medžiagos veikia kūną. Ar tai kaip smegenis paveikia visokiausios, ar ten vaistai, ar psichotropinės medžiagos, ar kažkas. Kaip kūnas veikia, kaip endokrininė sistema, kaip visokie virusai ir bacilos ar parazitai lenda į kūną ir ką jie ten padaro. Tai žodžiu, visas tas kokteilis buvo žiauriai įdomus ir užsisuko į tokį, kad norėjau tiesiog pabaigti tada tuos farmakologijos, bet šiaip tai tiesiog bendraja prasme žiūrint biomedicinos mokslus. O paskui pabaigus juos, tai jų dar metu buvo metų praktika farmacijos įmoniai, tai tokia UCB Pharmaceuticals.
Tai tenai buvo labai faina, nes gavau prisiliesti prie roboto, kuris automatiškai filtravo šitus vaistus. Tai reiškia, tokia robotinė ranka, jinai pasiema kažkokį skystį, jį sumaišo ir tu gali visokiais skirtingais titravimo būdais per chromatografiją pažiūrėti, kaip jie gerai išsifiltruoja, prilimpa prie membranų ar dar kažko. Tai tas buvo žiauriai įdomu, nes gavau grinai jį programuoti. Tai va, tai tas tokio irgi jau prisilietimą man davė prie technologijos, kad wow, iš tikrųjų suprogramuoti tam tikrus dalykus ir žiūrėti, kaip automatiškai jie vyksta, buvo toks, čia irgi labai faina. Tokia kaip kartu ir biologija, bet ir kartu jau su tokia technologijos dalim. Ir ką, ir paskui, kai nukeliavau į doktorantūrą, tai buvo doktorantūra medicinos srityje, orientuota į širdies ir kraujagyslių mokslą, tai tyrėm insultą ir infarktą ir šitą plaučių embolizmą. Tai paprasčiausiai yra genetinis variantas, kuris žmonyse apsaugo nuo krešulių susidarimo. Ir tas variantas, jis yra retas, bet jis labai įdomus. Ir žiūrint į priekį, kur judėjo tuo metu mokslas, labai daug kalbėta buvo apie genų terapiją, galbūt panaudoti tą geną, leisti žmonėm pakeisti savo tą variantą ir šiek tiek tuos krešulius kitaip paveikti. Ir ką, tai darbas buvo tirti, kaip tie krešuliai susidaro, ir daryti organų 3D modelius ir skaičiuoti krešulius. Tai irgi toks įdomus dalykas, bet kas fainiausia, kad gavau paragauti ir operavimo, tai reiškia su peiliuku ir su pincetu, bet ir kartu ta visa tech dalis, tai reiškia analizuoti tos organus, data rinkti, ją lyginti. Tuo metu jau prisiliečiau prie programavimo kalbos R, kad greičiau tą visą statistiką atlikti. Reikėjo ir pasiskaityti apie visą šiaip statistiką kaip fieldą ir kaip žinom, statistika labai svarbi yra ir šitam mašinų mokinimosi mokslui. Ir viskas taip sukosi, kad ir to. Ir jau prasidėjo tokia mintis, kad ir tas tech pasaulis įdomus, žinoma, ir viską tą sukombinuot, galvojau, gal į kokią bioinformatiką, nes ten būtų persidengia ir panašiai. Bet tai va, ir tuo metu, tuometinė mano sužadėtinė, jinai taipogi baigė doktorantūrą tuo pat metu geologijos srityje. Tai va, bet jinai daug, sakyčiau, rimtesnė buvo karjeroj pažengusi labiau, daugiau straipsnių, labiau užsikabliavusi, o kad abiems surasti darbą po doktorantūros vienoje šalyje ar vienam mieste, tuo labiau. Be šansų. Pas ją ten 5 per Europą, pas mane ten atviros pozicijos gal kokios buvo 10, bet vienu žodžiu labai sunkiai surasti. Ir aš tada pagalvojau, jeigu jau man kirba tas kirminas, kad pabandyti kažką su data ir su programavimu ir su technologijom, tebūnie. Jinai tegu ieškosi darbo, kur jai pavyks, o aš pasimokinsiu tada programavimo ir datos. Ir ką, ir taip ir įvyko. Kibau paprasčiausiai, kaip visi tikriausiai pradeda nuo kažkokių tais pradžių kažkokiam YouTube pasižiūrėti, paskui kažkokio tai ar pamokėlių programa kaip ten Udemy ar kažkas panašaus. Ir ką, ir tiesiog kibau į tuos, žiūri, ko reikia. Atsidarai, gerai, duomenų analitikas. Reikia SQL. Eina mokyti SQL. Praeini kursą. Gerai, ko dar reikia? Klausia ten kokio nors Excelio VLOOKUP išmokti. Išmoksti ten, tada kito. Ir žiūri, užpildai iš kursų. Tai ten pyliau labai stipriai, ten po 8 valandas per dieną, nes reikėjo surasti darbą. Taip. Ir po 350 aplikacijų gavau darbą. Tai va, tai ten buvo toks tiesiog kapojimas. Siunti. Iš karto įsitresiu, kiek laiko truko šitas 350 aplikacijų siuntimas, gavimas negatyvių atsakymų, kol gavai tą teigiamą atsakymą. Kiek procesas laiko plotmėje tau atrodė, kad tai truko? 3 mėnesiai. Oho. Ten buvo visiškai full time varimas ir iki vakaro ir taip toliau. Bet grinai per
tą vadinamą trial and error. Taip. Tai reiškia, kapojam, sugrįžta su atsakymu ne, a kodėl ne? Nu, tu ten to ir to nemoki, arba to ir to trūksta. Nu gerai, einam pasidaryti. Ir mokiniesi toliau. Ieškojai grįžtamo ryšio, kuris turėtų objektyvę kritiką tau, ar pasitaikydavo ir atveju, kad įmonės negalėdavo iškomunikuoti, nes galbūt subjektyvios priežastys lėmė, kodėl tas nepasirinko? Šiaip labai sunku pasakyti, nes kai tiesiog gauni ne, nors atrodo ale skilsus turi, tai daug dalykų gali būti. Ypač kaip žmogus, kurio vardas ne Adam, o Adomas Anglijoje, tas gali tikrai automatiškai daug atmesti dėja aplikacijų. Bet iš kitos pusės, nu, nieko neapkaltinsi, koks žaidimas yra tokį žaidį. Ir tiesiog šaudai. Tai aišku, kartais būdavo LinkedIn atsidarai ir parašyta 1000 aplikacijų jau išsiųsta čia. Ir aplikuok. Nu ir atrodo, nu gerai, 1 iš 1000, nu važiuojam. Ir šaudai. Paskui žiūrėk, jau gavai interviu. Na, interviu negavai. Įdomu, kodėl. Tada, tarkim, jau pasidalina, kodėl. Va čia norim stipresnio, kuris ten turi patirties ten ir ten. Nu ir ką, ir taip variau. Ir 5 nesėkmingi interviu, po to gavau darbą. Tai buvo pirmas darbas jau duomenų analitikoje. Business intelligence, tai reiškia grinai prižiūrėti grafikus, prižiūrėti reportus, prižiūrėti duomenų forecastingą, kaip jisai suvaikšto plieno įmonėje. Žodžiu, ten buvo plieno, bet ir kartu visi duomenys buvo logistikos, kaip išvežioti su kroviniais tą plieną. Tai nuostabi įmonė, man tikrai patiko, viskas labai faina. Ir tada COVID'as atėjo. Ir kadangi aš buvau naujai pasamdytas, tik tais porą mėnesių tenais buvo, reikėjo mane atleisti, nes jiem reikėjo tiesiog išmesti žmonės. Nu ir aš tada galvoju, okei, viskas tvarkoj, susiradau, nu tai susirasiu vėl. Ir tada tuo metu vyriausybė Anglijos pasakė, kad tie, kurie atleisti dėl COVID, gaus 6 mėnesius algos. Tai aš galvoju, jokių problemų, aš tada pasikelsiu kvalifikaciją, surasiu darbą. Ir po to išėjo įstatymo revizija, kad visgi finansuojam tik tuos, kurie įsidarbino nuo ten, aš nesimenu tikslios datos, bet tarkim vasario 6. O man atleido vasario 5. Per vieną dieną. Ir negavau tų 6 mėnesių. Okei, ir mes tokie, tai gerai, tai ką tada darom? Tai ieškojau toliau darbo, bet gavom darbą tada su žmona Kinijoje, nes jinai turi ten partnerius mokslo. Ir suradom vienam universitete. Tai va, tai aš būčiau dirbęs ten su statistika, jinai būtų su geologija. Ir uždarė vizas. Okei. Ką dabar? Nuvažiuojam į Lietuvą. Pasibūsim čionais, palauksim, kol praeis COVID'as, bet šiaip seniai svajojom sugrįžti į Lietuvą, nes nu, come on, taip gražu. Aš suprantu. Aš esu taip pat COVID emigrantas į Lietuvą, tai puikiai tai suprantu, Adomai. Grinai per COVID grįžau į Lietuvą. Super. Nu, tiesiog pasaka, čia kas kart grįžti ten Velykom, Kalėdom, Lietuva vis gražėja ir toks jausmas, kad, nu, kaip faina būtų. Bet susidarius buvo iliuzija, nu, kad čia vis tiek mažiau galimybių, kas yra visiškai netiesa. Nu ir žodžiu. Ir galiausiai taip gavosi, kad kai čia sugrįžom, būnam mes čia, laukiam tipo tų vizų, bet nu žiauriai faina ir galvojom, tipo ką daryti. Nu gerai, pašaudom tų darbų. Ir paprasčiausiai, nu aš tuo metu kaip visada šone dar mokinuosi toliau kažką. Tai tada jau pradėjau smarkiai mokintis Pythoną. Tai reiškiasi jau lyst šiek tiek giliau ten į tuos reikalus, dariausi visokius ten data campo, ten data scientist tracką ir panašiai. Ir galiausiai, jo, tai žmonai pavyko irgi įsitvirtinti, o man pavyko surasti darbą Vinted. Tai va, tai ir nuo to viskas ir prasidėjo, toks kaip jau rimtesnis duomenų darbas. Tai Vinted irgi nuostabi vieta, fantastika, labai patiko, viskas tvarkoj ir be dirbant užsisuko tas visas ir supratimas, kaip duomenys veikia, bet ir dar labai įdomus dalykas buvo šiaip, kaip pats verslas operuoja, nu, nes tu matai, kaip žiauriai greit auga,
kaip viskas, tiesiog plečiasi, kaip tie timai valdomi, kaip, žodžiu, tas ir toks įdomumas sukilo, kad mes su žmona turėjom savo verslą nekilnojamo Anglijoje, tai tiesiog toks kaip paketavom investavimo galimybės ir kai turtingi žmonės užsimano kažkokių investuotojų, jiems tiesiog atneši kaip paketą, viskas už juos padaryta, surasti statybininkai, kas padarys renovaciją, gali net surasti nuomininką, žodžiu, viską padarai ir jie tiesiog jiems reikia investuoti. Tai va tokį biznį turėjom, tai jau tas jausmas, kad tu maždaug žinai, kas gali važiuoti, kas nevažiuoti, jau buvo toks šiek tiek. Dar Vintedas to tokio davė jausmą, kad, kaip įmanoma biznius daryti, Taip. įmanoma auginti, įmanoma nuspėti galbūt, kas ant bangos ir panašiai. Ir šiaip man investavimas ilgai buvo įdomus labai dalykas ir tą dariau aktyviai senai. Ir tada buvo mintis pabandyti kažkokių daugiau dalykų, galbūt, tarkim, mažesniam startup'e arba savo kažką. Ir tada buvo įvairiausių ir versliukų, ir projektų, ir prisijungimų prie visokių startup'ų. Paskui, kai atsirado daugiau patirties ir konsultavimas, kaip čia pasakyti, tiesiog konsultavimas įmonių, prisijungimas, padėti arba pabūti product owneriu kažkokiam produktui, kad jį išpušint. Ir va šitaip ir visas tas važiavo, buvo labai smagu, labai įdomu. Ir galiausiai tuo metu, kai viskas vyko, ir mano labai geras draugas, jisai vis paminėdavo, kad super smagu yra Tesoneto grupėje ir kad žiauriai sprogsta viskas, važiuoja, tiesiog ta vieta, kur tikrai galima būtų panaudoti ir sukauptus skillus tiek iš deitos, tiek iš verslų, nes greita labai aplinka, viskas keičiasi, viskas auga ir kurį laiką taip užsimindavo, viliojo, taip toliau ir nusprendžiau, kad laikas bandyti ir pavyko tada ateiti į Cybercare. Tai Cybercare, Ne, labai faina. Faina, kad netoli reikėjo keltis, ne tik per gatvę, į kitą gatvės pusę realiai reikėjo peršokti. Labai daug įdomių stotelių tavo gyvenime yra. Daug lankstumo matau tavyje, bet dar daugiau noriu pagirti ir pasidžiaugti tavo atkaklumu, nes iš esmės tai yra viena iš savybių, kurią mes dažnai pamirštame, kokia jinai yra svarbi iš tikrųjų, kad ir kaip mums susakė guru ir panašiai kala tai galą, bet apskritai ją turėti ir išlaikyti. Ne tik tai, kad dabar nuo sausio turėsiu šitą ritmą, siūsiu tiek ir tiek aplikacijų, bet tai ir įgyvendinti ir padaryti. Tai tikrai lenkiu galvą už tas 350 aplikacijų ir tas 3 mėnesius, nes įsivaizduoju, kad tikrai nelengvas tas kelias turėjo būti, ypatingai svetimoje šalyje, geopolitiniai pokyčiai, biomedicinos mokslų daktarui, COVID pandemija taip pat įdomus iššūkis yra, tada atėjimas į duomenis programavimo. Tai gal galėtum mums plačiau pasakyti taip, visame šitame atkaklumo procese, kiek sunku yra augant savo rolėje, ką tendencingai dabar ir darai, nepamesti fokuso. Pavyzdžiui, jeigu tu esi specialistas, perini į vadovavimą ir panašiai, kaip skiriasi tavo karjera, jos tendencija ir panašiai? Ar prieš tai buvęs labiau skaičių žmogus, dabar turi mokytis naujų įgūdžių, vadovauti ir panašiai? Ir kiek tas tavo atkaklumas ir lankstumas yra svarbu tau augant tavo rolėje ir būti adaptyviu, prisitaikančiu, kas yra reikalinga ir verslams visiems? Žiauriai geras klausimas ir aš manyčiau, kad pirmiausia, tai žiauriai priklauso nuo koks tu esi žmogus, paprasčiausiai. Nes pavyzdžiui, ranką prie širdies galiu pridėti, kad buvo tokių imposterio momentų žiaurių, kur atrodo, tu stengiasi kažką padaryti kaip skaičių žmogus ir įsivaizduoji save kaip aš čia geekas, analitikas ir panašiai. Ir tada ateina žmogus, kuris iš tikrųjų geekas, analitikas. Ir jis tenai tiesiog taško tos sprendimus, kuriuos tu bandai iškapanot. Taip. Ir wow, okei,
bet paskui lygiai taip pat kitose vietose būna kažką padarai visiškai be pastangų, tiesiog tai yra natūralu, ar ten, nežinau, suprasti žmogų, ar išspręsti konfliktą ir taip toliau, bet tarkim iš šono pasako, kad čia buvo kažkas nuostabaus ir labai sudėtinga tai padaryti. Bet tau nebuvo sudėtinga, nes tu tam tikro, tarkim, tipo žmogus. Tai man atrodo, kad atkaklumas viena yra, ne, kad tu tiesiog, kaip pasakyti, dubasinė. Reikia kažką pasiekti ir tu varai. Bet kitas dalykas yra laiku suprasti, kad tai galbūt net nėra tavo dalykas. Jokiais būdais neturiu omenyje, kad kai pasidaro sunku nusukti šoną, nes sunku pasidarys ir tavo kely, kuriame tu esi. Ir mano, čia greito tokį shout-out autoriui Robert Greene, kuris yra parašęs knygą Mastery. Aš manau, jinai viena gali būti svarbiausių knygų šiaip žmonių, jaunų, ypač gyvenime, ir jis labai pušina vieną pointą, kad tu turi maks savo pašaukimą arba savo tą, ką tu darai, išpušinti iki labai aukštų valandų kiekio, kad tu visų pirma suvoktum, kas tai yra iš tikrųjų, ar tai yra tavo ar ne, bet ir kartu pasiekti tokį momentą, kur išsijungia mąstymas apie labai mažus dalykus, o įsijungia kreatyvas. Tu turi pasiekti tą vietą, o kad ją pasiekti, tai yra labai daug valandų darbo. Tai ar tai būtų analitikoje, ar tai būtų kažkur. Ir atkaklumo šitam procesui reikia. Bet aš manau, kad kai jau ateina pointas, kai tu jauti, kad tai yra ne tavo dalykas, toliau varyti, lipti per save ir bandyti tai padaryti tavo dalyku, jau yra galbūt ne tai, kad atkaklumas, bet jau eina į savęs tokį kankinimą ir kaip, geriau tada tą atkaklumą panaudoti, pažvelgti, o kas su manim rezonuoja. Nes pavyzdžiui, man pačiam, aš mačiau daug geresnių mokslininkų už save, į kairį į dešinę, toli žiūrėti nereikia, namie yra viena. Tiesiog, kur viskas einasi natūraliai, skaityti straipsnius, rinkti informaciją, taip toliau. O man buvo sunku. Taip, išneždavo kažkokie tai skillsai, ar tiesiog, kaip čia pasakyti, susikaupimas, bet iki galo tu vis tiek matai, kaip, nesakau būtinai lygintis su visais, nes čia irgi yra, gali įpulti į tą imposterį labai stiprų, bet iš kitos pusės, pajausti, o kur, natūraliai, man patinka kabina ir panašiai. Ir staiga, kai tu ten atsiduri, tai yra nuostabus jausmas. Tau nėra, kad tu 8% stengiasi ir 20% faina, o atvirkščiai. Tau reikia pasistengti 20% ir 8% faina. Tai tai čia toks dalykas, kuris reikalauja šiek tiek, kaip minėjai, atkaklumo bandyti, bet ir kartu nebijot, nes pavyzdžiui, žmonės sako, tau negaila išmest 10 metų mokslo, kaip pavyzdys. Bet ką reiškia išmest? Taigi tu neišmeti to, ką išmokai, neišmeti tų transferable skillsų vadinamų. Būtent. Ir tas visas yra tiesiog savęs paieškos. Tai pavyzdžiui, daug kas gali manyti, kad jeigu jau kažkur sukišo 7 metus ir kad tie 7 metai toj srity duoda didžiulį advantage'ą prieš kitus ir dėl to neverta išeiti ir panašiai, tai nesakau, kai kuriuose srityse tiesos yra, pavyzdžiui, jeigu tu esi medžio apdirbėjas, tai 7 metais apdirbti medį, neiššoksi ten taip staigiai, bet kas, bet jau tech sritis, jeigu tai yra dalykas, kurį gali užkabinti ganėtinai greitai, tai įmanoma pasivyti. Sakyčiau, anksčiau gal buvo sudėtingiau šiek tiek iš tos pusės, kad viską nuo nulio reikia tiesiog suprast, visus programavimo pagrindus, galbūt į taip irgi neiššoksi taip labai staigiai būti ten kažkoks software inžinierius ar duomenų inžinierius. Bet dabar, kai yra šitiek informacijos, yra Fast Track LT ir panašiai, tai yra bent jau įmanoma. Ir jeigu tai staiga surezonuoja ir tu nejauti, kaip čia pasakyti, trinties tai darant, resistance nejauti, tai tu ar taip natūraliai viską pasivysi. Tai aš sakyčiau, kad
Ir dar dirbtinis yra dabar intelektas, Dieve tu mano, tai ir iš ten kiek išmokti gali, ir labai greitai. Ir nereikia daryti ten 80% paprastų dalykų, kurie surydavo, žinai, visą laiką, o tu gali eiti prie esmės. O kaip čia veikia? O čia ką toliau daryti? Tai va, nesakau, kad eksperto lygį pasieksi labai greitai, nes vis tiek tu turi suprast, ką bendrauji su dirbtiniu intelektu ir ką bildini. Bet iš kitos pusės, jeigu ir yra metas, kada pabandyti kažką kito, jeigu rezonuoja, tai tik dabar. Tai va, tai man šitas veikia ir kelis kartus ir nežinau, aš kitaip ir neįsivaizduoju gyvenimo kaip ieškojimo, o kas tinka, o kas ir patinka. Tai va. Ir gal įmanoma apsigauti, jeigu pavyzdžiui esi ganėtinai talentingas keliose vietose, tada gali apsigauti, kad čia tarkim tavo sritis, nes tau sekasi. Bet tai nebūtinai tiesa, dėl to, kad tai gali pavykti iš tos pusės, kad tau gerai sekasi iš tavo gebėjimų kažkokių. Bet aš į ką kreipčiau dėmesį, tai į ar tu kankiniesi dirbdamas ar ne. Tai va. Adomai, tiek daug dalykų norėčiau dabar pasakyti. Tai pirmas, tai pokalbis su tavim, tai aš jaučiuosi, lyg būčiau įtrauktas į amžinatilsio Leonido Donskio Be pykčio studiją, kur yra tiek idiliškai, tiek pragmatiškai filosofuojama apie gyvenimą ir šiuo atveju šiandien apie karjerą ir tiek daug gerų minčių išspinimo. Tai komplimentas tau, ačiū labai už tai. Ir natūraliai mano kitas klausimas yra, kalbėjai apie dirbtinį intelektą ir kalbėjai apie Adam Green knygą Mastery, kad reikia daug valandų įdėti, nes iš to ateina kreatyvas. Tu turi dirbtinį intelektą, tu turi reasoningo modelius. Kaip žmogus dar turės tą kreatyvą, kai jisai gali gauti 5 opcijas, parodytas rizikas ir kaip jų išvengti? Kaip gaunasi tada, ar nesigaus, kad inovacija technologijoje, mus kaip žmonės prislopins klysti, nes mes norėsime eiti labiausiai pagrįstų kelių, nes seniau neturėjom dirbtinio intelekto, neturėjom modelio, kuris mums parodytų visas rizikas, galbūt kažkas konsultuodavosi su brangiais, konsultantais ir panašiai, ir čia mes kalbame apie karjerą, bet aš kalbu ir apie verslus ir panašiai, ir mes dabar grįžtame į šitą visą dinamiką, mes kalbame apie žmogų, kuris galbūt yra gyvenimo stadijoje, kuris nori išmesti 10 metų patirties kažkame kitame, tvariai svarsto, bet galbūt kažkoks algoritminis modelis, GPT modelis jam sako, žinai ką, nedaryk tokio radikalaus sprendimo, priimk minkštesnį sprendimą. Ir kartu ir limituoja tą kreatyvą. Tai labai įdomu, kaip tu žvelgi visą šitą ir tada natūraliai noriu paklausti tavęs, Tai ir ar tai yra mintis, su kuriuom gyveni kiekvieną dieną net atlikdamas ir tas paprasčiausias kažkokias tai kasdieninės užduotis ir kažkokius tai paliepimus, įvykdymus ir panašiai KPI'sus. Ilgas klausimas, sorry, galim segmentuoti į atskiras dalis. Aš manau, kad tikrai dirbtinis intelektas padeda mažinti riziką, jeigu nori. Tu gali paklausti optimalaus kelio. Bet be rizikos nėra uždarbio, nėra laimėjimo. Tai jeigu tu eini ieškoti optimalaus kelio, tu ir nueisi ten, kurį žada tau optimalus kelias. Tai lygiai taip pat dabar iš investavimo pusės pažiūrėjus, yra investiciniai bankai, yra fondai, o yra venture capital. Taip. Kur ateina ir tiesiog sukiša 30 lemų į kažkokį tiesiog planą. Kuris galbūt net niekados netaps bizniu. Taip, tai ten irgi yra rizikų pasverimai, nieko nesakau, labai aiškiai pažiūrimas visas paketas, išsiaiškinima marketo analizė, product market fitas, ta prasme, viskas yra padaroma, bet ta rizika, jinai patampa, tu suvoki, ką darai ir pažiūri ir atsipirks. Tai aš mančiau lygiai taip pat ir čia. Jeigu, tarkim, imam tą žmogų, kuris konsultuojasi su AI nuolatos, tai nieks netrukdo pasikonsultavus paklausti, o dabar duok man
top reward, high risk, high reward scenarijų. Nu, ir sakysi, Kur arba sufeilinsi maksimaliai, arba valgysi saldžiausius vaisius, ne savo rizikos priimtos. Tai man atrodo, kad nusioptimizuoti tikrai dabar galima, jeigu labai klausai visų tų patarimų tiesiog. Bet kitas dalykas yra, o kiek tau skauda dabartinė realybė. Jeigu tau labai skauda ir tu nori kažką keisti ir tu lipi iš savo skūros, arba lipi sienom, nežinau kaip pavadinti, ir nori pokyčių ir taip toliau, tai man atrodo, tau nebus jau svarbu, ką atsako dirbtinis intelektas, o tu eini tada jau iš jausmo, kad aš noriu kažko naujo ir aš noriu va šito. Ir tiesiog varai. O kad ten rašo, kad neapsimoka, tu pasieksi tą algą, kurią tu ten pasiekiai per 3,5 metų, žinai, paskolą namui gausi už gal 5 metų, nu ir tipo viską tą sudėsi į vieną, nu gerai, bet vis tiek informacija galiausiai tu priėmi sprendimą. Informaciją tu gausi, bet tu priėmi sprendimą, o vat apsimoka. Nu ir gerai. Ir ne viskas yra vertinama, už kiek laiko gausi paskolą, o kokio dydžio galbūt paskolą gausi A scenarijum ir B scenarijum už 5 metų. Tai labai antrinu šitiems visiems pastebėjimams. Mes apkalbėjome apie tą tokią konceptualią karjeros keitimo prizmę, kelią, kurį tu nuėjai. O jeigu kalbėtumėme apie tą kasdieną, kiekvienas dienos darbą, tau kaip headui, kaip valdančiam žmogui, kiek realiai užtrunka valdyti kažkokią komandą, pačiam valdyti duomenis, dirbti prie operacijų. Tai jeigu reikėtų tau padaryti kažkokią tai, išskaidimą procentaliai, kaip tu matytum savo darbą šioje sferoje, kiek tau trunka vadovauti, dirbti specialistu, prisidėti prie operacijų, gali kažkaip kitaip dar segmentuoti? Tai čia visiškai shout out mano komandai, kad jinai yra be galo savarankiška. Tai iš tiesų prisiliesti prie kodo, kad pačiam kažką daryti, tai jau yra 0%. Tai reiškia, viskas eina į strateginę ir valdymo dalį. Bet sakyčiau vis tiek, žiūrėti, kokie tai yra solutionai, arba pasižiūrėti techniškai, link kur mes keliaujam, ar pasikonsultuoti galbūt su kitų įmonių atstovais, kurie kažką panašaus bildina. Tai ta dalis vis tiek yra. Tu prisilieti prie produkto, tu galbūt domiesi tokia gal šiek tiek dar platesnė prasme, kad kažkur kažkokios rizikos neprasileis, kaip pavyzdys. Bet iš jau pačio, tarkim, kodavimo pusės, tai jau jos iš dalies ir, sakyčiau, jau kaip ir nebelikė dabar. Supratau, kiek tuo metu užtruko, kad pereiti iš operacinio labiau žmogaus, kuris prisidėdavo prie kodo arba duomenų analizės, iki jau vadovaujančios pozicijos? Kiek tuo metu užtruko realiai užaugti iki šitos pozicijos šiandieninės? Žiūrint, ką traktuojam nuėjimą nuo operacijų. Pavyzdžiui, kai konsultavau, tai irgi pačių operacijų nereikėjo atlikti. Tai čia buvo gal nuo doktorantūros galo iki ten, kokie, tarkim, 3 metai. Bet jeigu žiūrint iki dabar, iki cybercare pozicijos, tai čia kaunasi, nežinau, kokie 5-6 metai. Supratau. Bet žinoma, operacinė dalis, jeigu įskaitytume, tarkim, doktorantūros visą darbą, farmacinį įmonį darbą ir panašiai, tai vis tiek tų metų nemažai. Taip. Ir aš sakyčiau, kad ta operacinė dalis jį vis tiek svarbi, kad tu ne tik tą procesą suprastum, kaip tas viskas vyksta, bet galbūt ir pajustum, ką reiškia tam tikrų taskų, užduočių, įgyvendinimas, būnant, kaip tu esi. Tiesiog, ką reiškia atsisėsti ir, pavyzdžiui, 5 savaitės šipint kažkokį tai produktą kodu. Ir jeigu tu to pats nesi daręs, tu nesuvoki, ant kiek tai yra, pavyzdžiui, sudėtinga. Ir ant kiek tai priklauso, kiek tu gali išvežti
Ir kiek žmogui gali duoti krūvio, ne? Ir kiek gali duoti krūvio, nes pavyzdžiui, nes pavyzdžiui, kai kurie žmonės jie gali koduoti, tarkim, visą dieną, bet pajauti, kad, tarkim, tas žmogus, šio pavyzdžio žmogus, tarkim, perdega per 4 savaitės, kaip pavyzdys. Ir tada jam reikia atsigauti poros. Tada jisai daro kažkokį tai galbūt paprastesnį dalyką, jam reikia atsigauti. Kitiems reikia, kad nuolatos krūvis būtų šiek tiek galbūt mažesnis, nepušint ten ant Red Bullių ir panašiai, Taip. bet užtat turi būti projektų įvairovė. Dirba, tarkim, prie vienos užduoties, prie antros užduoties ir trečia yra kokia nors, tarkim, stakeholderių managementas, kad bendrauti su žmonėm ir daugiau tą paįvairinimą turėti. Tretiems tu tik duok sulysti į skaičius, į kodą ir jiems išnerti net nepatinka. Tai vėlgi tas dalykas, kur aš sakyčiau, kad žinoma, aš esu tik vieno tipo žmogus, nesu tų 3 kombinacijų ar 4, bet vis tiek pabandyti tą dirbti, pabandyti tą praeiti, tu gali tada panaudodamas tą jausti empatiją savo komandos nariam paskui, kad žinai, kad pavyzdžiui kažkoks tai feature padarimas, va šito būtent, kainuoja ne tik laiko, bet kainuoja, tarkim, perdegimą ir panašiai. O kitas dalykas gali atrodyti laike labai ilgas, bet jis yra netiek intensyvus grinai iš smegenų pusės. Taip. Ir jisai gali būti daromas, tarkim, daugiau valandų per savaitę. Nu ir va tokio, nežinau, man jisai atrodo labai svarbus. Ir ypač, kai pamatai, kaip darbas vyksta startupuose. Startupuose visą laiką yra žmogus gręžiamas. Taip. Reikia pavaryti. Had to be done yesterday. Yeah. Viskas ir važiuojam, nes nepasieksim šitos metrikos, mums neišsivestins tiesiog sekantis pinigų paketas. Taip. Investuotojas sugrįž, sakys, kiek ten užauginot vartotojų ir reikia varyti. Kaip visada viskas nepadaryta iki galo, nes tiesiog neįmanoma suspėti visko. Auditas laukia, žodžiu. Ir paprasčiausiai, kai atsideda įmonė ant tų top performerių, kurie viską važiuoja, ir tu tada stebi juos, matai, kaip jiems sekasi, taip toliau. Tai jie važiuoja, bet kaip taisyklė, jeigu to nesužiūri, jie snapina ir tada atsiranda žiauriai didelė rizikos taškas. Ir kuri toksinė aplinka, kur išlieka tik tai patys labiausiai dirbantis, nekomunikabilus galbūt net žmonės, tai yra labai sudėtingas procesas. Ir labai ego aplinka pasidaro. Jo. Pavažiuojam, padarom ir taip toliau. Ir visas tas, ne visus tai palaiko. Vieni gal nori daugiau ryšio, kiti nori ir ne visi gali va tokio aplinko išgyventi. Bet man atrodo, kad kai žmogus gali būti aplinkoje, kurioje jaučiasi saugus, bet jam natūraliai iš vidinės motyvacijos įdomu kelt kvalifikaciją, jam patinka įmonės tikslas, jam patinka komandos tikslas pastatyti geresnę infrastruktūrą, šitą feature išpušint, o žiūrėk, mūsų tenai kompetitoriai turi kažką, pavarom geriau už juos, žinai, padarysim. Kai va tas eina iš vidaus, o ne iš kapojimo, iš išorės, tada žmonės sužiba, ten atsiranda va tas kalbėtas kreatyvas, kur tiesiog pasikuria ir važiuojam. Tai va šitą sukurt į komandoje ir aplamai tą matyti, man yra didžiausias malonumas. Aš to stengiuosi pasiekti, nes tai, gražu. Tada žmonės nesikankina, o jie tada kūrė. Super. Mes turim pasiruošę Adomai pristatymą plačiau apie tai, kaip atrodo, ką jūs veikiate, ne? Bet aš tiesiog norėčiau pasinaudoti progą nepamiršti mūsų žiūrovų, kurie šiandien mus žiūri. Tai šiandienos mūsų pokalbis kol kas galbūt buvo labiau apie didelį paveikslą, kaip vyksta karjeros pokyčiai, duomenys ir panašiai. Nebijokite užduoti ir labiau techninių klausimų mūsų svečiui ir visus klausimus atsakysime, pradėsime klausimų atsakymų sesiją iš karto po jau Adomai tavo prezentacijos. Gerai? Gerai, tvarkoj. Tai tada šokame į prezentaciją. Pradėkime. Jo. Papasakok, ką mūsų žiūrovai dabar mato per ekraną. Taip, tai čia yra tiesiog įvadinė skaidrė, kad CyberCare mes techninius unitus, aš techniniais vadinu tie, kas naudoja kodą, arba ten prisiliečia prie jo. Tai turim 2 techninius unitus, tai yra AI Labsai, tai viskas, kas susijęs su dirbtiniu intelektu, tai reiškia jo backendas, jo elgesys
ir visas turinys, ką jisai šneka, kaip ką paduoda ir panašiai. Ir tada yra antrasis unitas, tai duomenų ir sistemų operacijų unitas, tai mes tiek analizuojam ir aiškiai pateikiam tiek biznio, tiek duomenų, tiek dirbtinio intelekto duomenis, kad biznis suprastų, kaip viskas veikia, kur viskas juda, kur ką prasileidžiam ar neprasileidžiam, kaip sekasi mums performinti. Nu, žodžiu, visos metrikos, ką įmanoma sugaudyti, kad galėtume vairuoti savo komandas teisingai. Taipogi sistemų administravimas ir automatizavimas. Tai paprasčiausiai padaryti taip, kad tie, kas dirba su mūsų sistemom, galėtų kuo mažiau daryti to rankinio darbo, kad viskas būtų užsukta, saugu ir taip toliau. Nu ir ką, ir kibernetinis saugumas ir rizikos. Tai jeigu važiuojam toliau, tai dabar, kadangi, žodžiu, aš pasidalinsiu apie duomenų, kaip čia pasakyti, pozicijų, kaip atrodo visas data flowsas nuo pradžios iki galo. Tai Tekmė apskritai analizavimo darbo pačio? Sakyčiau, kaip tiesiog tiek rolių pasiskirstimas atrodo, bet ir kaip duomenys nuo produkto nukeliauja iki vadinamo stakeholderio, tas, kas žiūri į duomenys ar grafiko prasme ar kažką. Tai čia yra tradicinė galbūt tokia kaip schema, tai kairiai matome duomenų inžinierių. Duomenų inžinierius naudojasi visais šitais įrankiais, jo, tai Pythono kalba, pavyzdžiui, dokerių tokie konteineriai, kur dedamos tokie kaip duomenų perdavimo flowsai. Tada matom tą pačią Airflow, kur galima uždėti, suplanuoti duomenų keliavimą iš vienos vietos į kitą. Visa tai vyksta, visas kodas, tarkim, sėdi GitHub'o sistemoje, kur galima versijuoti. Reiškia, jeigu aš pakeičiau kodą ir tu nori ant jo dirbti, aš tada tą kodą įdedu į GitHub'o tą repozitoriją ir tada jau tu su ją gali dirbti. Ir viską mes gražiai versijuojam, nesvarbu, kiek žmonių dirba, mes dirbam labai aiškiai kontroliuojamą vietoj ir aš matau tavo pakeitimus, tu matai mano. Tai va tokia visa, kaip ir tokia sistema labai, kaip čia pasakyti, infrastruktūrinė. Supratau. Tai reiškia, iš software inžinierių, iš programuotojų mes gauname sourced kažkokius tai duomenis, tarkim, iš backendo, juos išvalom, juos transformuojam, kad jie būtų suprantami duomenų formate, duombazės formate kažkokiam. Jinai yra, kaip pasakyti, paruošiama į duomenų duomenų sandėlį. Vadinama, data duombazė. Duombazė, sakyčiau, labiau duomenų sandėlys, taip ir vadinasi. Duomenų sandėlys. Okay. Jo, tai data warehouse. Tai šiuo atveju labai populiarus toolsas įrankis tą atlikti, tai yra DBT. Tai va čia viršų matosi. Ir tada iš tų sudėliotų visų gražiai transformuotų lentelių gaminami yra dashboardai, reportai ir taip toliau. Tai atlieka duomenų analitikai, jie naudoja, pavyzdžiui, vizualizavimo ir analizės įrankius kaip Lookerį arba Tableau. Tai šitus mokant yra mokėti yra pravartu. Ir, žodžiu, turim grafikus, turim lenteles ir panašiai. Ten vėliau pamatysite daugiau pavyzdžių, kaip iš tiesų atrodo. Tai čia yra tokia kaip apžvalga iš dviejų specialistų. Tai reiškia duomenų inžinierius ir duomenų analitikas. O pas jūs įmonėje, pavyzdžiui, kas nors dirba su Power BI arba su cloud toolsais kaip su Google ar su AWS? Taip, tai su šitais dirbam, Power BI ne. Supratau. Kai kurie gal ir dirba teso prasmei platesniai, bet pas mus ne. Tai dar kartą sugrįžtam, tai yra tradicinė, kaip buvo, nežinau, pradžioj, kaip čia sakyti. Paskui atsirado taipogi rolė analitikos inžinierius. Tai yra rolė atsiradus iš to reikalo, kad, kaip čia pasakyti, tos visos duomenų kiekiai, kurie nukeliauja į sandėlį ir juos reikia pagaminti į atskiras lenteles, kad jos gražiai būtų, pavyzdžiui, viena atliepia tenais būtent va tokį biznio prašymą, kad matytųsi, tarkim, marketingo duomenų
koks nors tenais metinis turnoveris, ten kažką. Ir reikia tą atliepti, sujungti kažkokias 5 lenteles, dimensijas ir pagaminti vieną. Paskui kažkas ateina, sako, o kaip mums sekasi, tarkim, išvežioti produktą su šitom fūrom per tą ir tą šalį. Nu ir vėl, tu iš tų kažkokių lentų, kurios tiesiog yra duomenų inžinieriaus sukraunamos iš pačios pradžios, jos transformuojamos jau į lenteles sandėly ir nuolatos gaminami vadinami modeliai. Tai modeliai tai yra tos, kaip pasakyti, tos visos struktūros, kaip suprogramuojami duomenys ir pagaminamos lentos. Ir visa tai paskui keliauja duomenų analitikui ir analitikas iš jų gamina reportus, dashboardus ir taip toliau. Tai dabar čia ką rodau, tai čia visiškai nebūtina labai čia varvinti tokių, kaip čia kas. Aš paprašiau komandos vieną dalyką, sakau, atsiųskit man po ten screenshotą ar 2, kas jum reiškia kasdienį darbą. Koks, pažiūrėjus, matytųsi, kas yra jūsų darbas. Paprasčiausiai. Supratau. Fainai. Jo, tai čia, žinoma, užkeisti dalykai, kai kur nėra taip, kaip iš tikrųjų yra, bet žodžiu, kad susidarytų vaizdas. Tai, pavyzdžiui, dabar duomenų inžinierius atsiuntė, jog turime kairiai pusiai, kur parašytas sources, turim labai daug duomenų šitų source'ų, iš jų įvairiausiais būdais, ar tai Python skriptais, ar tai Apache, Airflow, ar tai kažkuo surenkame juos, tada dedame, talpiname į Google Cloud'ą ir ruošiame DBT duomenų sandėlį. Tai va, ir ten dešiniai matosi kaip schema, kaip viskas tarp jų vaikšto, duomenų inžinierius užtikrina, kad tas keliavimas iš vienos vietos į kitą, vadinamų layerių, vienas būtų ten, tarkim, raw, tai ten yra visiškai pirminiai duomenys, paskui yra kažkaip sutvarkomi, aprašomi, išvalomi, tada keliauja toliau. Nu ir žodžiu, taip tą visą flowsą prižiūri. Tada analitikos inžinierius jau nuo tos vietos perima ir galbūt tai yra dar prisilietimas, kad įkrauti į duomenų sandėlį, bet tarkim iš cloudo jau pasiėmimas į to sandėlio konstravimą ir tų visų modelių bildinimą. Ir galiausiai, kai viskas yra padaryta, gražiai vėl grįžta į tą, kaip čia pasakyti, sandėlį, bet jau grįžta tokiamis gražiomis, užvardintomis lentomis, kurios atliepia būtent tą biznio poreikį, kurio reikia. Tai čia, tarkim, taip daugiau tokio vaizdo kitoj sistemai, kažkokį matom kodą, ten keliauja lentelės viena į kitą, susieina ir jau matom kažkokį tai duomenų atspindį. Ir tada duomenų analitikas jau tą lentą pasiema, kuri yra suruošta, galbūt pasiema jas kelias, kad sudėti jau paskutinėje galbūt sistemoje ir iš galutinio kodo parašyto, pavyzdžiui, čia matome SQL queries, jau yra konstruojami visokie grafikai ir statistika. Tai čia, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, yra kažkokia tai, padarė pavyzdį su ledais, kaip pavyzdys, kiek ten ledų parduodame panašiai. Tai va, o čia spalvytės ar nespalvytės, juoda, balta, kokie grafikai, tai čia visiškai nesvarbu, viskas priklauso nuo sistemų ir taip toliau. Tai čia kodo nesimatė, bet visose 3 rolėse yra daug kodo. Tai reiškia, visi 3 rašo. Vienokiu ir kitokiu būdu ar forma prisiliečiama yra bet kokiu atveju prie to. Taip, tą programavimo kalbą, ypač SQL, tai reikia mokėti visiems. Aš dažnai klausiu tokio klausimo, tai kadangi dar nematau komentaruose klausimų, tai tikrai mielai linkiu visus jūs sukipti dabar ir užduoti tos klausimus. Bet jeigu mes kalbėtumėm apie kietosios kompetencijos barjerą šitame visame procese, ar teisinga būtų sakyti, kad duomenų analitikui reikia mažiausiai tų kietųjų įgūdžių, kad įeiti į tą rolę? Kitaip sakant, reikia mažiausiai mokslinių kažkokių tai kompetencijų, kad galėtų atlikti savo darbo funkcijas.
Ir dėl to tai yra gana populiari žmonėms karjeros kryptis. Manau, kad taip. Vienareikšmiškai. Tai reiškiasi, aš taip įvardinčiau, gal techninių žinių mažiausiai iš to data pasaulio reikėtų, manyčiau, biznio analitikui. Taip. Nes jis jau žiūri grinai metrikas, analizuoja biznį ir taip toliau. Nors irgi prisiliečia prie dashboardų. Tuos įrankius analizai, tarkim, biznis analitikui paruošia duomenų analitikas. Bet žinoma, čia gali palysti po duomenų analitikų daug kas. Ir analitikos inžinierija gali palysti iš vienos pusės ir biznis analitika gali iš kitos pusės. Priklauso, kiek žmonių įmoniai, kiek žmonių komandai, gali komandai būti du, kaip matėm. Tik inžinierius ir tik analitikas. Tada daug kas labai palenda. Bet jeigu komanda yra didelė, įmonė didžiulė, tai tada ta vieta, kur, kaip čia pavadinti, lengviausia būtų patekti, nes mažiausiai reikia tų techninių žinių arba, kaip pavadinai, kietųjų sugebėjimų. Taip. Tai taip, yra biznio analitika ir duomenų analitika. Supratau. Labai įdomų klausimą Dovydas Stankevičius mums uždavė. Šiek tiek, kad tas neišmestų iš vėžių, tai pasiruoš. Ar žinote parduotuvių, kuriuose galima parduoti skaitmeninį produktą? Aš įtariu, čia tikriausiai galbūt kalbama apie kodo parašymą arba aplikaciją, galbūt gali skaitmeninėme pasaulyje kažkam reikia užduočių ir tiesiog padaryti tą užduotį, tai ar galėtum pasiūlyti kažkokių tai platformų žmonėms? Didžiausias parduotuvės tai žinoma yra Apple Store ir Google Play. Tai čia jau eina įpakuotas aiškus produktas, tai yra programėlės formatu. O daugiau tai, žiūrint, ką tu bandai atliepti. Jeigu tai yra kažkoks labai specifinis, tarkim, kodas, kažkoks skriptukas, kuris nelabai gali būti pavidalintas kaip programa, tai būtų kažkur, nežinau, kažkokio tai skelbimo parašymas, kad siūlau tokią ir tokią programą arba visos tos sistemos, kur save siūlai kaip specialistą. Tai reiškia, aš galiu išspręsti šitą ir šitą problemą arba subildinti tokį ir tokį programą. Kad ir Fiverr.com, ne? Kad ir. Supratau, tai čia referuoju į puslapį, kuriame gali parduoti savo gebėjimą arba, nežinau, patirti kažkame už tam tikrą pinigų sumą. Pavyzdžiui, už $5 galiu jums išanalizuoti tokį kiekį duomenų, ne? Taip. Supratau. Su klausimais šiandien žmonės tikriausiai ramesni, nes Adomai tavęs klausytis tai yra tiesiog kaip geros audio knygos. Ačiū. Ir tiesiog norisi gal net ir daugiau tą filosofinę pusę šiandien paliesti. Šiaip tikrai labai dėkoju, labai teisingus akcentus uždėjai, kad tiek svarbu ir didelės darbo valandos, ir iš to išplaukiantis kreatyvas, ir nebijoti išmesti didelės metų patirties, nes ne visi žmonės yra, nežinau, medienos apdirbimo specialistais, kuriais per naktį reikia tapti metalo apdirbimo specialistais. Mes nekalbam apie tokius kažkokius tai kraštutinius, skirtinius pokyčius. Įsivaizduok dabar save, ne? Grįžkim į tą metą, kai tu buvai Leedso universitete, absolventas doktorantūros studijų, ne? Kiek būtų buvę tau lengviau, kad būtų atėjusi tokia akademija kaip Fast Track ir pasakiusi tau, žiūrėk, mes matom tavo didžiulį potencialą šitoje srityje, bet supras, kad tai nėra vienintelis tavo kelias, kad tu gali rinktis tech pasaulyje A, B, C, D, E ir galbūt dar tai yra nebūtinai mokama tau, jeigu tu turi tam tikras kompetencijas, kurių reikia įmonėms. Ne, tai super, aš tai bandyčiau. Toks žmogus kaip aš tikrai būčiau bandęs. Tai va, ir tas žinai, tu uždėjai akcentą, ant kiek būtų lengviau. Tai atsakymas vienareikšmiškai, nes vienas dalykas yra pačiam ieškoti viso to kelio, o kasgi yra duomenų analitika. Taip. Ir bandyti tų skillsų prirankioti iš kažkokių pavienių video arba šnekinant žmonės, kurie jau toj srityje yra. Bet kitas dalykas, kai yra organizacija, kuri už tave pasirūpina, kaip sakant, sudėti kelią, kuris tikriausiai atspindės didžiąją dalį to, ko prireiks. Tai labai ačiū už šitą akcentą. Kodėl aš pabandžiau šitą užklausyti? Ne tik dėl to, kad norime, kad kuo daugiau žmonių pas mus lankytų paskaitas. Tai yra be abejo labai malonus dalykas mums.
bet ir apskritai, kad dažnai žmonės yra pasimetę, tiek daug yra informacijos, kaip galima įgyti kažkokią tai įgūdį ar mokslą, bet dažnai žmonės bando eiti lengviausiu keliu. Naina lengviausiu keliu, galbūt ne visi yra tokie atkaklus kaip tu, nepasisekė po Courseiros kurso kažkas ir tai jau yra jų visos kelionės pabaiga. Tai va, čia ir būtų klausimas galbūt, ar ką daryti žmogui, kuris turėjo patirtį, jam nepasisekė ir jis nori toliau galbūt. O apie nepasisekimą turim omeny surasti darbą, ar kas nepasisekė būtent? Kad ir, arba suprasti, ar tas įrankis geras yra tau, nes tiesiog žmogus pabandė 10 valandų kažką padaryti ir jis nurašė, kad aš nebūsiu tech žmogus. Ką patartum žmogui daryti, kad jisai neprieitų labai greit šitos išvados? Nes nebūtinai ta išvada yra teisinga jo atveju. Vienareikšmiškai 10 valandų yra tiesiog per trumpai. Jo. Viskas. Kad ir kaip tai banaliai skambėtų, turi išbandyti daugiau. Turi išbandyti daugiau, nes nurašyti per anksti yra žiauriai lengva. Ir ypač ties pirmu sunkumu, pavyzdžiui, tarkim, jeigu pasižiūrėti sritį kaip statistika. Dieve mano, net kaip ganėtinai susidomėjęs tuo metu žmogus galiu pasakyti, kad įveikti statistikos kažkokią knygą, ten 300 puslapių ir pabandyti tą pritaikyti, yra tikrai labai sudėtinga. Tu ten daužai galvą į tą knygą tenais mėnesį, bet paskui, kai staiga viskas klikina ir tu gali pamatyti, kaip pavyzdžiui tas tavo ML modelis veikia, oba. Bet kol neprieisi to oba momento, tai kaip tu gali žinoti, tu sėdi, skaitai ten, kaip optimizuoti kažkokį vieną kintamai. Tai dieve to mano. Bet tu biški pabandyk virš, daugiau laiko, daugiau. Ir bent kreik tą momentą, kai kažką įgyvendinai. Jeigu pavyko, jeigu pabandėjai, tarkim, net pas jūs, ateini į mokyklą, pasidarai kurso kažkokią dalį, pabandai kažką iš tiesų praktiškai panaudoti ir staiga žiūri, ar tau patiko tas rezultatas ir procesas ar ne. Jeigu nepatiko net ir išmėginus, tai sveikinu, tu žinai, ką išbraukti iš savo sąrašo gyvenime. Bet iki 10 valandų, tai ką tu ten spėsi, tu ten tik tai užmetei akį, kaip atrodo vizualiai ir jauti, ar kažkas cool ar ne. Čia tas pats, kaip pamatyti filme, kaip nuhakina kažkas ten banką ir tada jaustis, kad cool būt hakeriu. Bet tada atsisėdi mokintis hakinimo ir tenais visas tas, dieve mano, kokie ten protokolai, kokie ten dar kažkas ir visas tas susideda į tokią žiauriai nuobodžią pradžią. Bet koks skirtumas? Biški pamėginti virš, praeit per tą ir tiek. Tai čia ir būtų galbūt finalinis akcentas, kad šiai dienai, kai mes turime tiek daug trumpo turinio, žmonių endorfinai tik tokia Instagram'e per YouTube Shorts tiesiog sproginėja, ne? Reikia vis tiek persilaužti save ir suprasti, kad trumpos laiko tėkmės sprendimas niekados tau neparodys, koks tai yra galutinis produktas gimstantis iš tavo įgūdžio. Turi tikriausiai keletą bent iteracijų padaryti keletą bandymų, turi pamatyti realiai kaip tas lėktuvas, kurį kūrei, kaip jisai skrenda. Taip. O netgi tikriausiai, jeigu jis ir neskrenda, suprasti, kodėl jis neskrido ir ar nori dar daugiau gaminti lėktuvus. Visiškai, žinoma, tą kelią dabar galima su dirbtiniu patrumpinti, dirbtiniu intelektu. Tai reiškia, tu greičiau tą gali pasiekti kelio galą, nes nereikia ten, ten sintaksės iki galo sužiūrėti, nes kablelį kažkur pametei, kaip reikėdavo anksčiau. Tai tu greičiau gali nukeliauti, bet vis tiek pabandyti tą kelią nueiti. Nebijoti projektų pasidaryti tiesiog nuo pradžios iki galo, pasimti kažkokių tai interviu užduotėlių, pabandyti padaryti. Gerai užtruks, ne vieną vakarą užtruks 4, bet tu po tų 4 žinosi esmę, o po vieno tu tik pajautimą turėsi, kad toks tipo, čia nesmagu buvo, arba biškį nuobodu. Tai reikia iki galo padaryti bent kažką. Ir tiek, netgi sakyčiau, padirbti. Taip. Nes vienas dalykas yra padaryti projekčiuką namie, o kitas dalykas, kai tu padirbi komandos dinamikoje ir matai, kaip tavo produktas atsiliepia kažkur. Ir tada staiga,
čia yra labai įdomu arba wow, čia yra daugiau dinamikos, nei aš įsivaizdavau, nes mes visi tokį limituotą vaizdą turim apie darbą, kol jo nepadirbam. Joks Udemy ar kažkoks YouTube video niekada neparodys tau pilnos esmės. Tai aš net sakyčiau, jeigu traukia, jeigu norisi pabandyti padirbti bent porą metų ar ten metus kažkur, pusmetį, jeigu jau taip sudėtinga, tik tada pajausi. O be padirbimo, tik tais iš oro, va taip, tai... Ir nebijoti galbūt net ir išmesti tos galimybės, kad galbūt tu suprasi po 5 metų, kad šitas kelias buvo gal tau ne visai teisingas, bet atrasi tame kelyje kitą naratyvą ir dar kitą tech pusę, kuri tau tiks. Visiškai. Ačiū Adomui žiauriai už pokalbį, buvo be galo smagu, be galo informatyvu. Galbūt kažkiek kitokia dinamika, negu mes visą laiką vien tik tai kalbam, koks čia buvo Pythono skriptas ir panašiai, bet labai žemiškai ir žmogiškai pasakė apie labai reikalingus tech karjeros žingsnius. Tikriausiai žmogus, kuris yra draugavęs su medicina, tik tai taip anatomiškai ir gali dissektinti, neišskirstyti tuos kelius į tai, kaip viską. Tai be galo dėkoju tau už šią galimybę pakalbinti tave. O mūsų renginio žiūrovus ir dalyvius tiesiog norėčiau paskatinti, kad puikių Adomo žodžių vedami susisiektų su mumis ir mes jums tikrai pasiūlinsime labai tinkantį šiandienos temai full stacko programavimo su Pythonu kursą, kuriame taip pat yra ir duomenų analitika per Business Intelligence įrankius. Tai visi šitie dalykai, ką matėt Adomo skaidrėje, bus puikiai jums atliepiami ir mūsų rengiamuose kursuose. Taip, ačiū labai visiems už dėmesį, ačiū mūsų svečiui ir iki kitų susitikimų. Iki.